Pirmiausia, noriu labai stipriai pasidžiaugti, kad ieškai papildomo uždarbio galimybės arba galimybės pakeisti savo gyvenimą į kažką tai geresnio. Ir noriu padėkoti, kad domiesi būtent Livion kompanija. Šiandien aš pristatysiu būtent Livion kompaniją, mūsų uždarbio galimybę ir aš esu Agnė Pudžvelienė. Taigi, nieko nelaukdama, taupydama jūsų laiką, dalinuosi ekranu ir greit viską aš jums papasakosiu ir pasidalinsiu. Kompanija Livion yra įkurta Lenkijoje 2014 metais, Lietuvoje sėkmingai veikiam nuo 2020 metų, tai jau skaičiuojam dabar 4 metus Lietuvoje. Kompanija yra legali, tvarkinga, su jie galima tikrai drąsiai darbuotis. Aš darbuojuosi su jie jau 3 pilnus metus. Gruodžio 12 dieną su jie lygiai 3 metai, kaip aš esu su šita kompanija. Trumpai apie mane, tai aš esu Agnė Pudžvelienė, mama, žmona, moteris, viena iš Livion Lietuva lyderių. Šios kompanijos dėka esu nemokamai keliavusi. Praeitais metais vykau į Palmių kelionę, buvom Graikijoje. Apie visą tai aš jums irgi papasakosiu visos šitos prezentacijos metu, pasidalinsiu šiek tiek vaizdų. Taip pat šita kompanija dengia mano būsto paskolą, tai yra viena iš motyvacinių sistemų, apie ką irgi išgirsite šiek tiek vėliau. Taigi, kas tai yra Livion kompanija ir iš ko mes gyvuojam, iš ko viskas susideda? Mes esame produktinė kompanija, turime tikrai labai aukštos kokybės produktus, jie yra natūralios sudėties, jie yra draugiški gamtai, mūsų valymo priemonių vis daugėja ekologiškų ir iš tikrųjų tai mane labai stipriai patraukė prisijungti prie šitos kompanijos, nes prieš motinystės atostogas aš dirbau vienoje iš didžiausių Lietuvos eurovaistinių, tai tikrai produkto kokybė, produktų sudėtis man buvo labai aktuali ir būtent ta kokybė mane patraukė pasilikti su šita kompanija ir toliau su jie darbuotis. Tikrai produktai yra ir efektyvūs, turi gražią prekinę išvaizdą, žmonės labai dažnai perka šitos produktus dovanoms. Tikrai yra aukšta kokybė ir yra už labai gerą prieinamą kainą, tai reiškia, yra geras kokybės ir kainos santykis. Visi mūsų maisto papildai yra patikrinti ir patvirtinti Lietuvos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, tai reiškia, jie yra notifikuoti, tai produktais galima drąsiai prekiauti Lietuvos rinkoje ir nereikia pergyventi, kad kažkas čia yra negerai su tais produktais, bet aišku, svarbiausia, tos produktus visų pirmiausia reikia pasibandyti patiems, nes mūsų verslas tai yra tinklinis marketingas ir tai yra vadinama rekomendacijų verslu. Žmonės apie šitos produktus kalba iš lūpų į lūpas. Ką daugiau galiu papasakoti, tai aš pati esu su probleminė oda, aš turiu egzeminę odą, mano rankos ypatingai yra jautrios, tai kosmetikos priemonės būtent šitos kompanijos mane labai stipriai gelbėja. Tikrai labai daug žmonių irgi ateina su tokiom pačiom problemom ir jie gali lygiai taip pat susitvarkyti, pagerinti ar ne savo sveikatą, pagerinti savo odos būklę, pagerinti kažkokius tai kitus dalykus, su kokteiliais gali svorį susimažinti, pagerinti savo sveikatą ir pasidaryti daug kitų gerų dalykų ar ne šių produktų dėka. Pats asortimentas jis nėra pas mūsų labai platus, nes pati kompanija yra daugiau orientuota į kokybę, kompanija išleidžia geriau vieną, bet gerą produktą, negu kad tūkstančiais ir nelabai aišku, kokių tų produktų. Tai atėjus į elektroninę parduotuvę mes labai lengvai galime išsirinkti, ko mums šiandienai reikėtų. Kaip mes uždirbam pinigus? Tikriausiai mes tuo ir susirinkom, ar ne, apie tai pašnekėti, kaip mes būtent uždirbam pinigus. Tai pats pirmiausias dalykas yra rekomendacijos. Prieš akis savo dabar matote marketingo planą, jisai susideda pas mūsų iš 3 dalių. Pirmoji marketingo plano dalis yra nuo 0% iki 22%. Kai jūs prisiregistruosite, jeigu nuspręsite registruotis, jūs būsite tiesiog 0, nebent tai būtų starto paketai, tai bus 7 arba 10%, apie starto paketus mes pakalbėsime irgi šiek tiek vėliau, bet jeigu jūs nuspręsite rinktis nemokamą registraciją, jūs būsite tiesiog 0. Komisinis atlygis yra pradedamas mokėti nuo
0,25%, tai reiškia surinkus pirmosius 200 taškų, tai gali būti tiek asmeniniai, tiek komandiniai taškai, o tam, kad būtų išmokėtas komisinis atlygis nuo komandos, per mėnesį reikia pasidaryti bent jau 100 asmeninių taškų. 100 asmeninių taškų, tai kad jūs maždaug suvoktumėt, kas tai yra maždaug apsipirkimas elektroniniai parduotuviai už 65 eurus. Tai sakykime, išeina kvepalų buteliukas, keletas valymo priemonių ir, sakykime, vienas maisto papildas. Tai mes tikrai kiekvieną mėnesį ar ne perkam kažkokius tai dalykus, perkam ir valiklius, ir kvepalus, ir maisto papildus ir tikrai tokią sumą mes tikrai išleidžiam. Tai kas dirba, kas užsiima tuo tą 100 taškų pasidaryti, tikrai yra vieni juokai. Tiek dėl savo asmeninio naudojimo, tiek dėl klientų. Kylant laiptelės vis aukščiau ir aukščiau yra išmokamas vis didesnis komisinis atlygis, nes žinoma yra įdedama žymiai daugiau darbo ir yra praleidžiama daugiau laiko su šitą elektroninę parduotuvę ir ne tik su elektroninė parduotuvė, bet ir gyvuose susitikimuose ir socialinių tinklų pagalba mes padarome didelius pardavimus ir statomės vis didesnės komandas, tai automatiškai, kuo mes daugiau dirbam, tuo mes daugiau ir uždirbam. 22% pasiekus tikrai pas mus jau galima normaliai, oriai išgyventi Lietuvoje, tai yra atlygis ar ne apie 1200 eurų, priklausomai nuo struktūros išsidėstymo ir visas atlygis yra pas mūsų priklausomas nuo taškų. Tai taškai atsiranda būtent iš prekybos, būtent iš suprekiautos jūsų asmeninės ir jūsų komandos apyvartos. Tie užsakymai, kurie yra atliekami elektroniniai parduotuviai, jie tiesiog yra konvertuojami į taškus. Vieno taško vertė yra 25 centai. Antra marketingo plano dalis, tai jau yra Elite Club vadinamas, tai yra auksinis vadybininkas, deimantinis vadybininkas ir vicedirektorius. Atsiprašau. Auksinio vadybininko kvalifikacija pasiekus tai yra dar didesnė ar ne uždarbiai. Auksinių vadybininkų ir deimantinių vadybininkų Lietuvoje kol kas turime dar nedaug, nes mes esame nauja kompanija, mes esame šviežia kompanija. Kad tokius pasiekimus pasiekti, tikrai reikia įdėti labai daug darbo, daug laiko reikia investuoti į save, į savo saviugdą, į asmeninį tobulėjimą ir žinoma į komandos auginimą. Taigi šiai dienai mes turime tik tai 2 auksinius vadybininkus, atsiprašau, 2 deimantinius vadybininkus Lietuvoje ir šiek tiek daugiau, tikriausiai 4 arba 5 auksinius vadybininkus, o visi kiti yra šiek tiek žemesnėse kvalifikacijose. Ties antra marketingo plano dalimi nieks nesibaigė, toliau yra trečioji marketingo plano dalis, bet kol kas nemėgstu apie ją šnekėti, nes mes tokių pasiekimų kol kas neturim Lietuvoje apskritai. Tai kaip ir minėjau, tokiems pasiekimams reikia dar daugiau laiko, reikia dar daugiau įdirbio ir šita suma 125 000 per mėnesį uždarbio, tai yra tiesiog, kaip pasakyti, tiesiog nurodymas, bet pas mūsų uždarbio lubų nėra. Kiek jūs įdėsite darbo, kiek jūs esate nusiteikę čia pasidarbuoti ir kiek jūs esate nusiteikę užsidirbti, tiek jūs ir turėsite. Taip pat mes turime labai daug motyvacinių sistemų, tai yra tik tai komisinis atlygis, kuris jums bus išmokamas vieną kartą per mėnesį. Galima į sąskaitą persivesti pinigėlius tada, kai jūs atsidarote individualią veiklą. Iki kol jūs atsidarote individualią veiklą, galite iš komisinių užsisakinėti sekančius produktus savo asmeniniam naudojimui ir taip išsigryninti ar ne uždarbį, kurį jūs uždirbsite šitoje elektroninėje parduotuvėje. Jokia paslaptis, aš pati savo individualią veiklą atsidariau po 3 mėnesių darbo su šita kompanija, nes man po 3 mėnesių pavyko įvykdyti savo pirmąją motyvacinę sistemą, aš gavau 100 eurų premiją, tai motinystės atostogų metu būnant ir komisiniai ar net ten apie 80 eurų buvo, plus premija, 100 eurų tai jau susidarė nemaža suma, nusprendžiau, kad aš ją noriu persivesti savo į sąskaitą ir dar kaip šiandien pamenu, nusipirkau savo vaikui lengvesnį vežimėlį, kad būtų patogiau vaikščioti, nes tada dar gyvenau 5. aukšte, tai su mažu vaiku iš to 5. aukšto kiekvieną dieną nusileisti būdavo tikrai pakankamai sunku, tai buvo pirmas mano didesnis pirkinys būtent iš šitos kompanijos komisinių, šitos kompanijos ar ne premijos, kuris paskatino siekti dar toliau, siekti dar daugiau.
Taigi, tikrai turime daug motyvacinių sistemų, apie kurias aš irgi jums būtinai papasakosiu. Tai kaip matote, uždarbiai tikrai yra nemaži ir viskas priklauso nuo to, kiek jūs norėsite užsidirbti, kiek jūs galėsite laiko skirti, kiek jūs būsite susikoncentravę. Ir pas mus yra keletą būdų, kaip užsidirbti. Jūs galite būti pardavėjas, kuris uždirbs nuo kiekvieno pardavimo po 30%, nes prisiregistravęs narys ar ne, jisai gauna 30% nuolaidą visam asortimentui ir nuo kiekvienos parduotos prekės lieka 30%. Jūs galite būti komandos statytojas ir uždirbti nuo komandinės ar ne apyvartos ir jūs galite daryti šitos du dalykus abu vienu metu. Taip yra dar greitesnis augimas. Aš pasirinkau daryti būtent abu dalykus, darau tai 3 metus ir esu vienas iš deimantinių vadybininkų Diamond Managerių Lietuvoje. Tai yra tikrai efektyvu, tam reikia skirti daug laiko, tam reikia tikrai pasukti galvą, bet dėl to yra tikrai verta pasistengti. Taigi, toliau kalbant apie mūsų motyvacinės sistemas, mes šiais metais 2024 metais turime daug atnaujinimų, turime daug naujų motyvacinių sistemų. Tai pirmiausia, pradėsiu nuo apatinės lentynos, tai yra mūsų ilgalaikės motyvacinės sistemos. Pirmoji tai yra kelionė po palmėmis. Man jau buvo garbė sudalyvauti šitoje kelionėje, tai 23 metais spalį mes vykom į Graikiją, į Kos salą. Tai 5 žvaigždutės, 7 dienos, viskas įskaičiuota ultra, kur tu tikrai nesirūpini nei maistu, nei saulė, nei gultais, nieko, viskas tau yra paduota, patiekta, tau tai reikia tik atsikelti, nueiti iki gulto ir ilsėtis. Tai buvo tikrai nerealiai smagu ir aišku, tikrai mes visi galim ar nenusipirkti tas kažkokias tai keliones, taupyti toms kelionėms. Bet tikrai labai vertinu laiką, kurį aš praleidau ten, būtent su tais motyvuotais žmonėmis. Mes į tą kelionę vykom apie 30 žmonių, tikrai nepasakysiu tikslaus skaičiaus, bet tai buvo ir kompanijos įkūrėjas, tai ir buvo stipriausi kompanijos lyderiai, tai tikrai parsivežiau labai daug patirčių, labai daug idėjų visokiausių, su kuriuom iki pačiol dalinuosi su savo komanda. Tai tikrai, kuo daugiau komandos narių kviečiu įsivykdyti sąlygas ir vykti kartu šiais metais. Tai šita motyvacinė sistema galioja iki rugpjūčio 8 dienos. Tai jeigu jūs nuo sausio mėnesio pradėsit aktyviai darbuotis pas mūsų, tikrai didelė tikimybė, kad ir jūs galėsite nemokamai iškeliauti dar šiais metais su mumis kartu. Kokia šalis dar neaišku, būna paskelbta jau po motyvacinės sistemos įvykdymo, bet tikrai tai yra šalis, kurioje tikrai yra labai šilta ir labai smagu. Antra mūsų motyvacinė, tai yra svajonių automobilis. Svajonių automobilių motyvacinė galioja ištisus metus. Kada jūs jau pasieksite kvalifikaciją, tada ir jau bus pradedamas dengti jūsų automobilio lizingas. Tai reiškia, jūs gaunate savo komisinius, jūs išsirenkate savo svajonių automobilį, su kokiu jūs norite važinėtis. Minimali suma yra 13 000 eurų ir kompanija jums pagal jūsų įvykdytą kvalifikaciją, pagal jūsų apyvartą, komandinę ir asmeninę, išmoka jums papildomą ekstra sumą prie jūsų komisinių, tam, kad būtų padengtas jūsų automobilio lizingas. Minimali suma prie komisinių tai yra 275 eurai. Kuo yra aukštesnė kvalifikacija, tuo jūs gaunate daugiau bonuso prie savo komisinių. Taip pat yra būsto paskolos dengimo bonusas pas mūsų, mano žiniai, nebent aš dar kažko nežinau, bet dažniausiai aš viską žinau. Tai mūsų kompanija yra kol kas vis dar vienintelė Lietuvoje, kuri siūlo tokią motyvacinę sistemą. Tai jau šitą motyvacinę sistemą aš esu įvykdžiusi nuo 22 metų spalio, tai jau yra virš metų, kaip šita kompanija dengia mano būsto paskolą. Tai vėlgi, įvykdžius sąlygas, pasiekus kvalifikaciją, išlaikant ar ne tą kvalifikaciją, jums yra mokamas ekstra komisinis prie jūsų komisinių, būtent būsto paskolos dengimui. Kai aš pradėjau kalbėti apie šitą būsto paskolos dengimą, aš neturėjau nei namo savo, neturėjau nieko visiškai, bet aš jau kalbėjau, kad šita kompanija dengs mano būsto paskolą ir taip įvyko. Šiai dienai aš sėdžiu savo name, vedu jums prezentaciją, o kiekvieną mėnesį ekstra pinigus
gaunu prie savo atlyginimo ar ne būtent šito namo padengimui. Bet tai nėra joks turto perrašymas, tai nėra joks kažkoksai, nežinau, įsipareigojimas. Jeigu aš šiandien jau ar rytoj nuspręšiu, kad aš nebenoriu dirbti su šita kompanija, tai tiesiog viskas, man kompanija nebemoka ekstra jokio atlygio. Aišku, dar kadangi dabar jau pas mane yra įdirbis, man dar laikytųsi kažkiek tai ar ne, kol viskas sugriūtų, visa mano struktūra sustatyta, dar bent jau kokį pusmetį, manau, aš gaučiau ir tą komisinį gerą atlygį, ir patį būsto paskolos dengimą. Bet kai jau taškai nebeišneštų, automatiškai man yra nuimama šita bonusinė sistema ir aš nebegaunu paprasčiausiai tų ekstra pinigų prie savo atlyginimų. Ir mūsų yra naujienos. Dar dėl būsto paskolos dengimo, tai iš tikrųjų tai irgi nepaminėjau, labai faina, nes vėlgi kylant kvalifikacijai, kyla ir tavo ekstra pinigų suma prie tavo atlygio. Tai sakykime, aš dabar susimoku paskolą savo, kiek ten mes su bankui esam ar neskolingi, ir man dar lieka draudimams nuo to, ką aš gaunu būtent ekstra iš šitos kompanijos. Tai kompanijai visiškai nėra svarbu, kokio dydžio jūsų paskola, kokio dydžio jūsų palūkanos. Kompanijai yra svarbu tiesiog, kokį jūs apyvartą padarote ir kiek jūs taškų atnešat į šitą kompaniją. Taigi, toliau apie naujienas. Viršui matote yra bestseller 24 metų, tai yra mūsų nauja motyvacinė sistema būtent pardavėjams. Jinai galioja iki 8 mėnesio, tai iki rugpjūčio 31 dienos, iki tada, kai galioja ir mūsų palmių kelionė, tai išlaikius tam tikrą apyvartą irgi nustatytą kompanijos, jūs galite kaip pardavėjas gauti bonusą 300 eurų arba 500 eurų tiesiog prie savo ar ne komisinio atlygio. Tai vėlgi jūs gaunate 2 atlyginimus. Pirmas yra nuo komisiniai 1 kartą per mėnesį išmokami. Antras yra pardavimai. Tai jūs gaunate 30% nuo kiekvienos prekės, ir jeigu jūs įsivykdote sąlygas, jūs gaunate bonusą 5 arba 300 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Toliau yra papildomi komisiniai. Šita motyvacinė sistema irgi galioja visus metus. Tai grįžtant prie marketingo plano, atgal šita ekstra komisinių sistema pradeda veikti nuo 16%. Tai kai jūs pasiekėte 16%, išlaikote jį 3 mėnesius iš eilės, jūs gaunate 180 eurų bonusą. Pasiekus 19 ir išlaikius 3 mėnesius iš eilės, jūs gaunate 300 eurų bonusą. 22% pasiekus ir išlaikius jį 3 mėnesius iš eilės gaunate 600 eurų bonusą. Tai jau yra šiais metais pakilimas. Mes praeitais metais turėjome 500 eurų, šiais metais jau turime 600 eurų bonusą. Ir pasiekus auksinį vadybininką, išlaikius jį 3 mėnesius iš eilės, jūs gaunate 1600 eurų bonuso prie savo atlygio, prie savo komisinių ir prie savo pardavimų. Kodėl? O todėl, kad jūs esate tokia kompanija, kuri tikrai labai myli savo lyderius, labai myli savo narius, labai myli savo partnerius, ir už tai, kad jūs esate ištikimi šiai kompanijai, už tai, kad jūs reklamuojate, už tai, kad jūs naudojate produktus, už tai, kad jūs rekomenduojate juos kitiems, jums yra išmokami ekstra bonusai kaip motyvacinės ar ne sistemos priedai. Tai tikrai yra kur pasistengti, yra dėl ko stengtis, ir tikrai galima visus šitos dalykus pasiekti. Aš gavau už, būtent ar ne kalbant apie ekstra komisinius, tai buvau gavusi už 16% 180 eurų, ir sekantį mėnesį aš pakilau per 2 laiptelius, buvo 19 ir 22, ir išlaikiau aš juos visus 3 mėnesius. Tai motinystės atostogų metu, kai man susipliusavo tos motyvacinės sistemos, gavusi 180 eurų plus komisiniai, ir tada 800 eurų plus komisiniai. Tai sėdint motinystės atostogose, prie tavo išmokų, tas tikrai labai labai stipriai pasijaučia, ir tikrai labai faina ir malonu yra, kai tu esi taip stipriai vertintas, ir tas tikrai labai prisideda tiek prie šeimos biudžeto, ar ne, tiek prie pasitikėjimų ir visų kitų dalykų, kas yra ne asmeniniai pas mūsų susiję. Tai tikrai įsivykdyti labai verta. Taip pat mes turime dar vieną naują sistemą, tai yra kad
limitas yra tik tai žvaigždės mums, tai čia jau pasiekusiems deimantiniams vadybininkams nuo 100 000 taškų apyvartos, tai jau yra grynai motyvacinė sistema, kurią asmeniškai sugeneruoja mums mūsų kompanijos įkūrėjas. Reikia su kompanijos įkūrėjų susirašyti, priduoti savo planą, ką mes čia žadam nuveikti, ką mes čia žadam pasiekti, koks mūsų metinis ar ne planas yra ir pagal tą mūsų planą direktorius, kompanijos įkūrėjas mums duoda asmeninę motyvacinę sistemą. Tai irgi labai fain, labai motyvuoja. Ir tikrai įdomu, ką iš čia tokio suskels, sakykime, ar ne, ir kokią ta motyvacinė sistema man ar jums numes. Ir aišku, mes labai dažnai šitą Invite and Earn turime motyvacinę sistemą, tai jinai galioja dabar ir sausio mėnesį, kai už komandos auginimą, už plėtrą yra išmokamos premijos nuo 50 iki 400 eurų. Tai yra trumpalaikė motyvacinė sistema, tai irgi sausio mėnesį galioja, jeigu jūs sausį prisijungiat, ypatingai sausio pirmoje pusėje, tai tikrai drąsiai galite suspėti, sudalyvauti ir tikrai susirinkti tų premijų galite suspėti. Tai reikia noro, reikia dirbti ir reikia susimti save į rankas. Jeigu ateinat užsidirbti pinigų, kompanija duoda, juos tai reikia pasimti. Taigi, kaip jūs čia galite pas mus užsidirbti? Aš jau šiek tiek papasakojau, kad pas mus yra keletas būdų, ar ne, kaip užsidirbti. Tai pirmiausia, jūs galite tapti vartotoju ir tiesiog sutaupyti, nes jūs tik prisiregistravote, ar ne, ir jūs gaunate iš karto 30% nuolaidą visam asortimentui ir jūs galite tiesiog pirkti šitas kokybiškas prekes savo ir naudoti pigiau savo. Taip pat tos pačius produktus galima parduoti, juos galima rekomenduoti, rodyti kitiems žmonėms ir taip uždirbti 30% ar ne nuo kiekvienos parduotos prekės ir papildomus komisinius, nes tie taškai, kai jūs darysite užsakymus savo elektroniniai parduotuviai, jūs viską to elektroniniai parduotuviai matysite, tie taškai sumuojasi ir paskui jau mėnesio gale jie konvertuojasi į jūsų komisinį atlygį. Sekantį mėnesį mes vėl pradedam nuo nulio ir vėl iš naujo tuos taškelius renkamės. Už šį mėnesį sumokėjau, sekantį mėnesį vėl pradedam nuo pradžių. Ir, aišku, galima plėsti savo vartotojų tinklą ir uždirbti ne tik nuo savęs ir nuo savo užsakymų, bet ir nuo visos komandos apyvartos. Jeigu iš tikrųjų jūs galvojate apie didelius uždarbius, jeigu jūs galvojate apie tas aukštas kvalifikacijas, apie deimantinius vadybininkus, gold managerius, tos pačius 22%, tikrai patys vieni iš pardavimų to neištempsite. Tai yra labai didelės, kaip pasakyti, negaliu sakyti, kad tai yra labai didelės apyvartos. Mes turime komandai tokių merginų, kurios susiprekiauja tuos 25 000 taškų, bet tai yra, kaip aš sakau, užkietėjusios pardavėjos. Ne visi turi tokį talentą suprekiauti tokius didžiulius mastus, ar ne, ir tikrai vienas esi žmogus lauke ne karys. Ir kalbant, ar ne, iš tos kitos pusės, sakykime, ar tu susirgtum, ar tavo vaikas susirgtų, jeigu tu esi mama, ar ne, tai tu tikrai fiziškai neturėsi laiko nei tų klientų tiek aptarnauti, nei tas prekes pakuoti, bet jeigu tu turi komandą, tai nereiškia, kad visos komandos vaikai serga ar visa komanda tavo serga ir kad tiesiog tavo apyvarta sustoja. Čia yra būtent kalba apie pasyvias pajamas. Jeigu tu nori uždirbti gerus pinigus, labai rekomenduoju statytis komandą. Tai aš pati asmeniškai darau abiem būdais, aš tiek ir pardavimus darausi, tiek ir komandą statau. Bet šita veikla yra man kaip mano pagrindinė jau veikla. Aš jau po motinystės atostogų į samdomą darbą nebegrįžau, man nebereikėjo grįžti, nes aš motinystės atostogų metu susistačiau pamatus, aš jau turėjau tam tikrą uždarbį, kad tiesiog galėjau leisti savo ar negrįžti. Ir dabar mano pilna darbo diena yra štai čia. Labai daug žmonių galvoja, kad oi čia mes nieko neveikiam, mes nieko neužsiimam ir tik tai va tie viršūnėse esantis nieko neveikia, tik tai tie, kas ten suprekiauja pačioj, suneša jiems, nė velnio taip nėra. Visi, kas tinkliniam marketingai dirba, kas yra didžiausi lyderiai, patvirtins jums, kad mes dirbam ir iš tikrųjų dirbam labai daug. Taigi aš šiuo metu galiu leisti abu dalykus daryti savo, tiek ir komandą statyti, tiek ir pardavimus darytis, nes aš paprasčiausiai skiriu pilną darbo dieną štai čia. Dažniausiai žmonės, kurie ateina užsidirbti, ar ne, jie turi limituotą laiką. Jie turi
samdomus darbelius, jie turi kažkokius tai užsiėmimus, jie turi mažus vaikus ir turi 2, 3, 4 laisvas valandas per dieną. Tai jeigu norima ar ne užsidirbti į ateitį, tai tada žmonės aktyviai pradeda startuoti su žmonių kvietimu į komandą. O jeigu norisi šiek tiek ar ne tų grynų pinigų šiai dienai ir greičiau, tai pradeda su pardavimais. Bet vis dėlto mano rekomendacija būtų susikoncentruoti į kažką tai vieną ir tobulinti vieną, paskui pereiti prie kito ir kai jau atsiras jūsų dienotvarkiai daugiau laiko, tada bus galima sujungti abu kartu. Ir kaip gali atrodyti jūsų pradžia? Kaip ir minėjau, jūs visada turite galimybę darytis nemokamą registraciją. Bet tai nėra mano pati didžiausia rekomendacija. Aš pati asmeniškai pradėjau su nemokama registracija, bet aš jau žinojau, kas yra tinklinis marketingas, aš šiek tiek turėjau patirčių iš anksčiau, bet tos patirtis nebuvo pačios geriausios. Tai ir tuo labiau man buvo labai svarbu išbandyti produktus, bet buvo labai labai bloga finansinė būsena tomis dienomis, aš paprasčiausiai neturėjau pinigų, tai tiesiog pasidariau nemokamą registraciją ir ačiū Dievui, ta moteris, kuri mane užregistravo, jinai su manim sukontaktavo dar kartą, kad aš pasidaryčiau užsakymą, nes buvo irgi kalėdinis laikotarpis, mažas vaikas, 4 mėnesiai jam tik tai tada buvo balaganas kažkoksai tai, bet paskui ta moteris mane labai gražiai prikalbino, kad pasidaryčiau užsakymą ir tiesiog pasibandyčiau produktus savo. Ir man tie produktai labai labai pritiko, man jie labai patiko, tada aš priėmiau sprendimą, kad aš veiksiu ir aš čia nuveiksiu labai labai daug. Bet labai daug žmonių tiesiog numeta, užsiregistravę nemokamai, jie tiesiog numeta į šalį, jie nejaučia jokios atsakomybės, jie persigalvoja labai labai greitai ir tai gaunasi tiesiog laiko gaišimas. Mūsų laikas kainuoja labai labai daug ir mes norim, kad jūs turėtumėte rezultatą. Nuo jūsų to gėrio, kaip jūs jausitės čia gerai, kaip jūs ar nenorėsite irgi pasiekti gerų rezultatų, priklauso ir mūsų gerumas. Dėl to visi lyderiai šitoje kompanijoje yra suinteresuoti jums padėti, pateikti visą informaciją, susiskambinti, išsiaiškinti iki galo, priduoti visą įmanomą informaciją. Yra labai daug įrašų, mokymų visokiausių pas mūsų komandai. Tai viskas yra patiekta, jums reikia pasimti, išsiaiškinti ir pasidaryti. Taigi, visi komandoje yra tikrai pasiruošę pagelbėti ir visi komandoje pasakys, kad tie, kurie startuoja su startiniais paketais, turi daugiau atsakomybės, turi daugiau motyvacijos ir turi daugiau noro daryti veiksmus, nes be veiksmo čia tikrai nebus jokių rezultatų. Tai kaip gali jūsų atrodyti pradžia su starto paketais? Tai yra pirmas variantas produktinis, tai yra pirkimas už minimum 55 eurus. Jūs tiesiog išsirenkate iš asortimento prekes, kokias jūs norite pasibandyti. Galbūt tai bus kvepalai, galbūt tai bus maisto papildai ar kremai ar valikliai, čia jau jūsų pasirinkimas. Ir už tuos 55 eurus gaunate apie 160 taškų savo startoje ir tada būnate 0 procentų, bet minimalus krepšelis čia yra 55 eurai. Galbūt jūs sugalvosite užsakyti už 100, už 200 ar už 500 eurų tų prekių, čia jau yra jūsų pasirinkimas. Priklausomai nuo euro sumos, tiek jūs gausite ir taškų. Jeigu tai bus daugiau ar ne negu 65 eurų ir 70 eurų, tai jau didelė tikimybė, kad jūs pasieksite 4 procentą, 200 asmeninių taškų ir jūs jau pakilsite į pirmąjį savo laiptelį į tuos 200 asmeninių taškų. Tai pirmas variantas gali būti toks. Antras variantas yra profesionalus. Tai jūs jau kaip ir investuojate, bet aš nesakau, kad tai yra investicija. Tai jūs tiesiog už 50 eurų nusiperkate įrankį. Įrankis tai yra papkė su visais kvepalų mėginėliais ir dar galite įsigyti 3 produktus su 50 procentų nuolaida pasirinktus. Tai ar kvepalų buteliukas, ar vitašeikas, ar kažkas, tai kas jums ar ne yra dabar prie širdies, galbūt kažkas namuose baiginėjęs ir ką jūs norėtumėt pasibandyti. Tai jūs tiesiog nusiperkate ar ne įrankį, su kuriuo jūs dirbsite. Viena mano kolegė labai yra gerai pasakius. Jeigu tu nori vinį įkalti į sieną, tai tu turi pasiimti plaktuką, kitaip ir neįkalsi. Tai čia lygiai tas pats. Jūs
Norite parduoti kvepalus, tai nusiperkate kvepalų mėginėlių papkę, kad tuos kvepalus galėtumėt parduoti, kad žmonėms galėtumėt duoti pabandyti, pauostyti ir išsitestuoti ar ne tuos kvepalus. Taip pat jūs gaunate reklaminės medžiagos, gaunate popierinį katalogą, marketingo planą ir dar gaunate 50 taškų startui. Ir aišku, būnate 0 procentų. Paskui jau galite pradėti ar nedaryti sekančius užsakymus ir jau tada pradėti gauti didesnės taškų sumas. Ir tada paketai, apie kuriuos aš labiausiai mėgstu kalbėti, tai yra verslo paketai, į juos galima pasikelti bet kada. Tai jūs galite sustartuoti ar ne su profesionaliu, paskui pamatysit, kad jums viskas labai sekasi gerai ir jūs norėsite dar daugiau, dar labiau, kaip čia pasakyti, dar labiau save sumotyvuoti, darbuotis ir pasiekti čia daugiau, tai jūs galite pasikelti į verslo paketus. Tai pirmas verslo paketas vadinasi supervisorių. Ir tai vėlgi, čia yra pažymėta investicija, bet aš nepavadinčiau to investicija, aš pavadinčiau tik tai pasidėjimu. Tai jūs startuojate su 550 eurų. Tuos 500 eurų jūs tiesiog įsidedate į savo elektroninę parduotuvę. Ir tie pinigai niekur nedingsta. Tuos pinigus jūs paverčiate didesniais pinigais. Už 50 eurų jūs gaunate ar ne vėlgi kvepalų mėginėlių papkę, jūs gaunate reklaminę medžiagą ir visus kitus dalykus, kurie yra reikalingi kaip įrankiai. Ir jūs gaunate kaip dovaną nuo kompanijos 1700 taškų startui. Ir jums už tai sugrįžta dar plus 29 eurai komisiniais. Dabar su tais 500, tie 500 eurų yra jūsų elektroniniai parduotuviai ir, sakykime, jūs nusprendžiate būti pardavėjai. Tai jūs tiesiog paėmėt ir iš tų 500 paskui pasidarėte užsakymus. Tuos 500 eurų jūs turite laiko išnaudoti per 3 metus. Tai paskaičiavus per mėnesį, ar ne, gaunasi labai labai nedidelė suma. Ir jeigu jūs persigalvotumėt, jeigu jūs sugalvotumėt, kad nebenorite čia verslų statyti ar kažko tai nebenorite daryti, tai jūs tiesiog galite išleisti tuos pinigus užsakinėdami savo. Gaunasi per mėnesį 13,88 €. Tai yra vienas kvepalų buteliukas užsakytas per mėnesį, kad būtent išnaudoti ar ne tos jūsų 500 eurų. Bet tie, kas užsiema pardavimais, tie, kas rodo prekes, tie, kas reklamuoja, tie, kas duoda pasitestuoti, tos 500 eurų tikrai netrunka išsipardavinėti ir sekantį mėnesį jie jau vėl iš naujo tūkstantinės taškų sumas užsakinėja, nes paprasčiausiai žmonės tuo užsiima. Ir kas svarbiausia, su šituo verslo paketu, ar ne, nuo pirmų 2, kuo jūs skiriatės, tai jūs visam laikui liekate 7 procente. Jeigu vėlgi sugrįžti į tą marketingo planą, ar ne, jeigu jūs būtumėt nemokama registracija, jūs sekantį mėnesį esate 0. Dabar užsiregistravote, esate 0, sekantį mėnesį užsiregistravote, irgi esate 0. Su starto paketu jūs dabar užsiregistravote ar ne su supervisoriu, esate 7 procentas, gavote 1700 taškų, sekantį mėnesį jūs turite 0 taškų, bet jūs esate 7 procentas. Jūs niekada nenukrisite žemyn. Ir sakykime, jums jau nuo pirmųjų jūsų užsakymų, sakykime, kad ir pasidarysite tą užsakymą už 100 taškų, kur kompanija nuo 0 nemokėtų visiškai jokio komisinio atlygio, su supervisoriu startinio rinkiniu jums mokės nuo 7 procentų komisinį atlygį. Tai reiškia, jūs išsiperkate didesnį ar ne grąžą, greičiau jūs pradedate susigrąžinti tuos pinigėlius ir uždirbti ar ne būtent tą komisinį atlygį. Tai čia ir yra būtent skirtumas didesnis, kad jūs turite tą pagalbę ir jūs nenukrentate žemiau. Ir yra verslo paketas premium, kuris vadinasi. Tai vėlgi jūs įsidedate į savo elektroninę parduotuvę 1000 eurų būtent pirkimams. Taip pat gaunate mėginėlių papkę, visą rinkodaros medžiagą, dovana nuo kompanijos, tai yra 3000 taškų ir iš tų 3000 taškų jums grįžta 75 eurai komisiniai. Ir čia jūs nenukrentate niekada žemiau 10 procentų, tai yra dar didesnė, ar ne, dar didesnis pasyvus atlygis, dar daugiau pasyvių pinigėlių greičiau jums sugrįžta atgal per jūsų elektroninę parduotuvę. Ir kas svarbiausia, atkreipkite dėmesį. Čia jūs su premium paketu susigrąžinate daugiau negu kad jūs įsidėjot. Įsidėjot ar ne 1050, sakykime 1000, ar ne, nes už 50 jūs gavote papkę mėginėlių, kurią jūs taip naudosite kaip įrankį ir visą rinkodaros medžiagą, kuri irgi šiaip kainuoja. Bet jums grįžta
1075 ir grįžta dar net ir daugiau, nes tiek su supervisoriu, tiek su premium, sakykime, jeigu jūs nuspręsite būti pardavėjai, prisiminkime, kad jūs parduosite visas prekes su 30% antkainiu. Tai reiškia, jeigu įsidėjom tą 1000 eurų, ir nuo 1000 eurų 30%, tai yra 300, tai jūs jau susigrąžinate per prekes 1300 plus 75 eurai komisinių, jeigu jūs pasidarbuosite per vieną mėnesį. Jeigu ne per vieną mėnesį, tai viskas gerai išsiskirstys, išsidėlios, bet kokiu atveju jūs susigrąžinate žymiai didesnės sumas. Ir tai yra tik ar ne pradžia. Kuo jūs toliau darbuositės, kuo jūs daugiau darbuositės, tuo jūs didesnius tos komisinius ir didesnės gražas turėsite. Tik svarbiausia, reikia imtis kuo daugiau veiksmų, kuo daugiau ir kuo greičiau. Taigi, kodėl būtent reikėtų rinktis mus? Tai visų pirmiausia, tai yra taupimas, tai yra vartojimas, jūs gaunate iš karto visą paruoštą sistemą tiek online, tiek offline. Elektroninė parduotuvė veikia visada 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Internetiniai parduotuviai rasite viską, visus aprašus, visą informaciją apie produktus. Ko nerasite elektroninėje parduotuvėje, tą rasite komandiniuose, vidinėse grupėse, kur mes ir apie tos produktus dažnai kalbam, ir apie pačias strategijas, ir kaip mes viską mokomės. Tai tikrai informacijos yra beprotiškai daug ir ta informacija yra tikrai labai stipri. Nebereikalo pas mus yra toks didelis augimas. Pas mane asmeniškai, aišku, yra ir kitų komandos, būtent Livion komandos lyderių, bet pas mane asmeniškai skaičiavau metų pabaigoje. Pas mane komandai buvo 53% augimas, būtent apyvartos augimas lyginant su 22 metais. Tai tikrai žmonės dažnai labai sugrįžta pas mūsų įsigyti dar kartą, nes prekės yra kokybiškos ir jūs gaunate visas sistemas. Pardavėjams ir komandos statytojams yra paprasta dirbti, o žmonėms yra paprasta ir naudinga įsigyti. Taip pat mes neturime jokių priverstinių užsipirkimų. Jūs neprivalote apsistatyti savo namų prekiam, ten produktais ar kažkuo tai ir, sakykime, laukti, kol iš jūsų klientai nusipirks. Jūs gavote užsakymą, užsakėte iš elektroninės parduotuvės, atvažiavo pas jūsų, išsiuntėt klientui arba nukreipėt tiesiai į klientą tą užsakymą jo adresu. Tai tikrai, aišku, tai yra paranku turėti kažkiek tai prekių pas save namuose, nes dažnai ar kokie svečiai pas mane atvyksta ar kažkas tai ir jau, davai duok kvepalų pauostyti, ką turi vietoje ir būtent nori iš vietos. Žmonės dažniausiai nenori laukti, jie nori pasiimti iš vietos, tai aš pas save visą laiką kažkokiu tai prekių laikau, bet tai tikrai nėra būtina ir tai nėra tikrai priverstinis dalykas. Visą laiką jūs turite prieinamas nuolaidas ir akcijas, tai 30% nuolaida yra pastovi, jinai yra nekintama, jinai žemesnė nebus, bet kompanija dažnai paskelbia papildomas nuolaidas, kai produktams siekia ten 55% nuolaidos, kai jūs galite tikrai įsigyti ir dėl savęs pigiau, ir klientams pasiūlyti pigiau. Ir aišku, visos lojalumo programos. Kiekvienas žmogus, kuris prisiregistruoja pas mūsų į komandą ateina, jam yra lygios galimybės įvykdyti visas lojalumo programas, apie kurias mes kalbėjom prieš tai. Tik tai, kaip ir sakau, reikia daug noro ir reikia labai daug motyvacijos pas mūsų, kad viską tai pasiekti. Viena iš mano mėgstamiausių citatų, tai yra if you can hold it in your head, you can hold it in your hand. Tai jeigu tu gali turėti tai savo galvoje, reiškia, gali turėti tai savo rankose. Ir man šita citata tikrai yra pasiteisinusi, kaip ir minėjau anksčiau, apie būsto paskolos dengimą. Aš tik išgirdau ir aš pradėjau apie jį kalbėti garsiai visiems žmonėms, nors aš pati neturėjau nei namo, neturėjau nei paskolos, nieko, bet aš jau visiems kalbėjau, kaip dengs mano būsto paskolą, kai aš tą paskolą pasimsiu. Ir taip įvyko. Mes nusipirkom šitą namą rugpjūčio mėnesį, tai dar trūko iki tos motyvacinės, bet dar pasistengiau, dar pasispaudžiau ir nuo spalio, tais pačiais metais, kai mes čia įsikrausim šitą namą, nusipirkę, jau pradėjau būsto paskolą dengti, nes aš paprasčiausiai žinojau savo galvoje, kad tai bus ir taip ir nutiko. Tai viskas yra mūsų galvose, visos mintys materializuojasi ir apie ką jūs nuolat galvosite, taip ir bus. Jeigu jūs nuolat galvosit, kad jūs esat nevykėliai, kad jūs nemokat, kad jūs nesuprantat, kad jūs nežinot, kad jūs nesugebėsit, nepasieksit, neuždirbsit ir visi kiti ne, tai taip ir bus. Aš irgi pradėjau visiškai be jokių žinių, kažkiek tai turėjau ar ne tų pardaviminių įgūdžių, bet apie patį tinklinį marketingą aš nieko visiškai nesupratau.
Ir tik tai eigoj išmokau, tik tai eigoj pradėjau suprasti, kaip daryti dalykus, kad jie būtų efektyvūs. Ir iki pat šiol aš visko nežinau, aš kiekvieną dieną mokausi, kiekvieną dieną kažką tai naujo išgirstu, kiekvieną dieną panaudoju tai savo komandai, kad būtų efektyviau. Tai jūs irgi lygiai taip pat. Jūs turite būti žingeidus, jūs turite norėti išmokti, jūs turite siekti tų savų dalykų, ką jūs norite, nes be to, nu, nelabai pavyks, jeigu jūs būsite, kaip aš mėgstu sakyti, zanūdos, nenorėsit šnekėtis, būsit surūkę, tai tikrai nei kas norės su jumis dirbti, nei kas norės su jumis užsiimti. Mes savo komandoje laukiam tikrai motyvuotų žmonių, kurie nori išmokti, kurie nori sužinoti, kurie neieško pasiteisinimų, o tų žmonių mes norim, kurie ieško galimybių. Tai visi pabandykim pagalvoti atvirkščiai. Visi neigiami komentarai, aš pati asmeniškai tų neigiamų komentarų su NNN susilaukusi ir tai tegul būna mums motyvacija, kad įrodyti tiem žmonėms, kad viskas tai yra įmanoma ir viskas yra padaroma. Tikrai dabar va ir paskutiniam su savo komandos nare, su Gabrielė mes kovojom labai stipriai gruodžio mėnesį, prieš naujus metus kovojom dėl tikrai labai nemažų premijų ir tikrai trūko, nu, labai nemažai apyvartos ir paskutiniam dienom, įsivaizduokit, tarpušventis mums trūko apyvartos maždaug už 4000 eurų. Ir įsivaizduokim, ar ne, kiti būtų nuleidę rankas, kas čia tarpusšvenčių bepirks, kam čia ko reikia, niekam niekas neįdomu, visi po kalėdų, visi tų mišrainių prisivalgė ir taip toliau ir panašiai. Bet aš nenuleidau rankų, Gabrielė nenuleido rankų ir mes tikėjom, kad mes galim pasiimti tas premijas ir mes pasiėmėm. Gruodžio 31 dieną Gabrielė nuskynė 500 eurų premiją, o aš nuskyniau 750 eurų, nes paprasčiausiai nenuleidau rankų ir aš tikėjau, kad aš tą premiją galiu pasiimti. Tai tikrai tas tikėjimas, ta motyvacija, tas noras viską išmokti, pasidaryti, sužinoti yra labai labai svarbus pas mus. Ir aišku, jūsų požiūrio reikalas, kiek jūs pasieksite, ką jūs padarysite ir kiek jūs toli eisite. Taigi vėl truputėlį dalinuosi papildomomis premijomis, šiek tiek nuotraukų ar ne, tai pirmos 2 nuotraukos, ar ne, va čia Gabrielė, mano komandos narė, kurie nuskynė, ar ne, 500 premiją, mano nuotrauka 750 ir tai jau yra antras kartas per metus, kai aš gavau tą 750, buvo prie tų metų motyvacinė sistema su vyru, keliavom nemokamai į Zakopanę, į Gdanską, į metinius renginius, abudu keliavom nemokamai, tai yra galimybė ir keliauti ne vienam. Nuotrauka iš Graikijos, mano daryta iš jūros, čia mūsų vėliavos paplūdimyje Livijon būtent plūs durkavo, vienoje pusėje kalnai, kitoje pusėje jūra, tai tikrai buvo nežmoniškai, nesvietiškai fainas prabangus viešbutis, kur buvo tikrai maks aptarnavimas ir turiu paminėti, kad tai buvo mano pirmoji kelionė, nes aš paprasčiausiai anksčiau negalėdavau sau leisti, mes su šeima niekada nevykdavom jokių atostogų, nes mes paprasčiausiai negalėdavom sau leisti. Tai su kuo be pakalbu iš šitos kelionės daug kas sakė, kad čia yra tikrai aukštai iškelta kartelė, nes tikrai buvo aukštas lygis. Tai tokiuose lygiuose tikrai labai labai noriu, kad sudalyvautų kuo daugiau mano komandos narių. Taip pat Darba, Urtė ir Silvija irgi su premijom iškviesk ir uždirbk, už komandos statymą, už augimą, už plėtrą. Taip pat pačioje matote, yra 3 būsto paskolos jau dengiamos Lietuvoje, tai yra Edita Jankevičiūtė, Justina Jundaitė ir aš. Taip pat dar viena nuotrauka mano iš Graikijos, taip pat mes turime 2 auto bonusus jau Lietuvoje, šitos mašinos važinėjasi Lietuvos gatvėmis ir jų yra lizingai dengiami ir aš su savo paskutinė kvalifikacija, deimantinio vadybininkų, kai atsiminėjau savo taurę. Tai tikrai tai gali būti ir jūsų gyvenimas. Tik tai jūs turite patys nuspręsti, kad jūs to norit ir tada veikti. Veikti, 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 veikti. Tikrai tai nėra lengva, bet kad verta 100%. Aš galiu iš savo asmeninės patirties pasakyti, dabar man jau nebesvarbu, kad mano vaikas serga. Aišku, jo sveikata man yra tikrai labai svarbi, bet aš žinau, kad jis man ir tik tai sukosėjo, aš galiu jo nevesti į darželį, jis gali man būti namuose, jis gali neįsisirgti, paprasčiausiai aš galiu nerizikuoti. Nes aš žinau, kad man nieks į galvą neduos, jeigu aš atsikelsiu ryte
ne 7 valandą, o 9 valandą. Aš planuojuosi savo dieną taip, kaip aš noriu pati. Aš galiu skirti daugiau savo laiko, aš galiu mokymus klausyti, arba aš galiu sėdėti pati live transliacijoje, aš galiu knygą skaityti, arba aš galiu miegoti, aš galiu indus plauti, arba galiu jų neplauti ir man nieks į galvą, kaip sakau, neduos. Aš galiu daryti savo darbus, aš galiu vesti prezentaciją, aš galiu skambinti su komandos nariais, aš galiu skambinti su klientais, nes aš pati organizuoju savo dieną. Aš galiu susiplanuoti mėnesį į priekį, ar galbūt tik tai rytoj, nes man nėra nurodyto laiko, kada aš dirbsiu, nėra nurodytos vietos, kur aš turėčiau dirbti. Man patogu dirbti namuose, aš dirbu namuose. Kažkam yra patogu pasimti kompą, nusinešti į kavinę, kavos gerti ir ten darbuotis. Visi pagal savo galimybės, visi pagal savo laiką, pagal savo standartus, pagal savo požiūrį, pagal save, nes tuo mes ir esam nuostabus, kad mes esam visi skirtingi ir mes turim skirtingus ar ne kažkokius tai savo siekius. Tai visi skirtingi, bet link bendro tikslo mes galime visi kartu nueiti ir mes visi galime įvykdyti tuos dalykus, kuriuos mes norime įvykdyti. Mes galime išpildyti tokias svajones, kokias mes norim išpildyti, tik tai svarbiausia reikia nebijoti ir drąsiai svajoti ir apie tai kalbėti. Tai tikrai labai labai stipriai visus kviečiu priimti tą sprendimą, pabandyti, nes jūs nieko nerizikuojat, jūs, kaip sakau, nieko neprarandate čia ateidami, jūs niekam neįsipareigojate ir tik tai nuo jūsų pačių priklauso, kiek greit ir ko jūs čia pasieksite. Mes tikrai visi jūsų laukiame savo šeimoje, mes laukiame jūsų visų savo vidinėse grupėse ir mums tikrai labai labai svarbu yra susipažinti, kai prisijungsite, kai būsite pridėti į grupės, kai prisijungsite prie chatų, tai drąsiai pasisveikinkit. Mes jūsų laukiam, nes mes norim pildyti jūsų svajonės kartu. Taigi, šiandienai tiek. Ačiū, kad buvot ir iki sekančių kartų. Ate, ate.